buvo tikrai originalus. Jeigu apibūdint vienu žodžiu originalus. Nes dažniausiai mes matome vieno dizainerio pristatymą, vienos kolekcijos. Šiandieną pamatėme 13 Lietuvos dizainerių. Kiekvienas išskirtinis, labai skirtingi, labai originalūs. Ir jeigu paprašytumėt pasakyti, kuris patiko daugiausiai, tikriausiai nesugebėčiau. Rapito al suo cammino, spezzato dentro un piatto, pane e vino, dove portano I passi che facciamo, dove portano I passi che seguiamo. Šitas renginys tikrai pavyko ir tai rodo žiūrovų gausa, tai rodo emocijos, dizainerių, teigiamos emocijos. Man atrodo, kad tas renginys tikrai turi tęstinumą, tai yra pirmas toks, bet ne paskutinis. Ir man atrodo, kad kituose renginiuose mes matysime dizainerius iš visos Lietuvos, ne tik iš Kauno. Ir iš tikrųjų mes matome, kokie kūrybingi yra mūsų žmonės. Jeigu visas tas fantazijas įgyvendinti, reikėtų kokių 4-5 metų, bet mes žadam ateityje gyventi taip ir toliau, todėl įgyvendinsim. Už medžių parke slapstėsi ruduo, bet rožė matė jį, visą drebėjo. Mums tik atrodė, kad jį bėga. Jį tyliai ėjo pasiduoti. Ir tik todėl jį dar žydėjo. Bet mūsų visos komandos vardu noriu padėkoti restoranui Bokštas, kuris padėjo suorganizuoti šį renginį, mus priėmė šį vakarą. Ačiū jiems labai.